Taip, įrašas paleistas. Sveiki visi. Sveiki, kas online mus žiūri, sveiki, kas žiūrės įrašą vėliau. Įrašą, kur Tas patalpinsim, faktas. nežinau dar Jūta. Ar ir socialinis greičiausiai bus YouTube, taip kad pasidalinsim juo, reiškia, savo socialiniuose tinkluose. Taigi, šiandien kalbėsime apie mokslą pavadinimu Sucai, apie jo įkūrėją papasakos Jūta. Kaip čia dabar išreikšti, ar mokslas įkūriamas, ar atrandamas, tai vat, gal Jūta tada plačiau apie tai ir papasakos. Tai žodis tau, Jūta. Dėkoju, tai aš tada būtinai norėsiu pasidalinti skaidrėm, paprašysiu, kad leistų mane, ane, ant ekrano, pasižiūrim. Aš padariau, Leidai, ne? aš Mhm. padariau, kad jo, multiple participants can share. O, tai žiūrėk, kad čia paskui nebūtų daug norinčių dalintis. Ja. Taip, tai pirmoji skaidrė yra apie tai, kas yra iš viso mokslo Sucai. Kaip matosi, visą ekraną pilnai matai? Mhm. Matosi gerai, jo, viskas tvarkoj. Jo, tai žodžiu, Sucai mokslas tai yra mūsų mokytojo Žanato Kožamžarovo kūrinys, tuoj papasakosim ir apie jį patį. Noriu pasakyti, kad pavadinimas mokslo yra kilęs iš kiniečių kalbos ir reiškia pažinti per atstumą, tai reiškia mums užtenka sužinoti tam tikrus duomenys apie jūs ir galime taikyti tą mokslą, apie tai šiandien ir kalbėsim. Tai yra mokslas apie proto discipliną ir sielos realizaciją arba dabartiniais terminais, šiuolaikinė kalba kalbant, asmenybės realizaciją. Ir ką jis duoda, kam jis reikalingas, tai jis padeda mums harmonizuoti visas savo gyvenimo sritis, rasti pusiausvyrą ir įgyvendinti savo misiją. O ta misija skamba galbūt ar ne įdomiai, kiti vadina šitą dalyką kitaip. Aš, sakykime, iš savo patirties galiu tiek pasakyti, kad dirbdama teisinį darbą 19 metų, iš jų 10 metų ieškojau, kas ne taip su ta veikla. Ir vis ieškojau, ką aš iš tikrųjų turėčiau dirbti, kad man būtų džiaugsmas, vat, kad jausčiau vidinį džiaugsmą, kad darau tai, ką norėčiau veikti gyvenime, net jeigu, sakykime, nereiktų ne pinigų, ką veikčiau, jeigu nereiktų pinigų uždirbti. Tai va, ir ieškojau atsakymų 10 metų. Tai va, šitas mokslas, jis davė man atsakymą iš karto, kai tik aš į jį atvažiavau. Ir va čia ir yra turbūt ta gyvenimo misija arba užduotis atrasti tai, kur mes esame geriausi ir tai realizuoti ir tai duoti kitiems, ane? Tai va, kaip šitoj skaidrį rašoma, kad būtent mūsų gimimo data yra tas kodas, kurį mes turim iškoduoti ir kurio atrakinimas padeda mum atskleisti savo potencialą. Ir šito kodo dėka mes savo gyvenimo sritis visas galim pagerinti. Tai va, šiandien apie tai kalbėsim plačiau ir Vidas papasakos, kaip konkrečiai, ar ne? Ir mūsų tikslas yra neprarasti savo energiją, o ją išsaugoti ir nukreipti ten, kur mes geriausiai galim realizuotis ir auginti tą savo energiją. Tai va, dabar toliau apie patį mokytoją yra mano dabar galvoju. Jo, tuoj apie mokytoją pasirodo sekantis skaidrė. O čia yra dar apie tai, ką nagrinėja Sucai. Tai mes nagrinėjam 3 pagrindinius dalykus. Tai yra, ko žmogus nori, tai atsispindi jo gimimo datoj, o būtent gimimo dienoje. Kaip čia nurodyta, tai yra gimimo data be mėnesio ir metų, suapvalinta iki vienaženklio skaičiaus. Pavyzdžiui, jeigu aš gimusi 12 dieną, tai tas pirmas skaičius, sąmonės skaičius mano bus trejetukas. Antras dalykas, į ką mes žiūrim nagrinėdami šitą mokslą, tai yra mūsų matrica. Tai va yra 9 langelių kvadračiukas, kuriame yra išdėliojama mūsų gimimo data. Visi mūsų gimimo datos skaičiai.
Ir tai bus mūsų kompetencijos, duotybės ir stiprybės išreikštos skaičiais. Mes nagrinėjam šitą aspektą. Ir trečia yra, kaip mes veikiame savo gyvenime, kad pasiektume tai, ko norime, ne? Kas yra sąmonės skaičiumi. Tai mūsų veikimas atsispindi dar viename skaičiuje, tai yra visa mūsų gimimo datos suma suapvalinta iki vieno skaičiaus. Ir ji yra vadinama misija, tai yra misijos energija arba veiksmai. Nu va, ir dabar perinam prie mokytojo skaidrės, tai mūsų mokytojas yra Tarptautinės Sucai mokyklos įkūrėjas. Jisai šiuo metu yra įkūręs Sucai Training Institute Dubajuje ir yra jo generaliniu direktorium. Dubajaus Emiratas išduoda valstybinio ligmens sertifikatus, panašiai kaip švietimo ministerija, ten atitinkama institucija išduoda sertifikatus apie tai, kad žmogus atvykęs į Sucai Training Institute ir baigęs šitus mokslus gautų būtent pažymėjimą apie šio mokslo baigimą. Vadinasi, šitas mokslas yra ne burtai, ne ezoterika, ne kažkas tai tokio ar ne šakėm ant vandens, o tai yra mokslų patvirtinta metodika. Sucai mokslas yra grįstas žmogaus psichologijos ir neurobiologijos mokslais. Jie abu panaudoti ir labai plačiai taikoma šiai dienai. Aš neįrašiau čia dar vieno labai svarbaus dalyko, nes kai ką noriu ir žodžiu pasakyti, kad šiai dienai 45 pasaulio šalis yra deponavusios šitą mokslą savo šalise, tai yra užregistravusios oficialiai šitą mokslą kaip legalų, patvirtintą ir oficialų savo šalise. Ir labai artimoje ateityje visi tie, kurie baigiam šį mokslą ir atiduodam žinias, turėsim barkodus, kurį nusiskanavus jūs matysit visą informaciją lietuvių kalba Lietuvoje, kur tas mokslas saugomas, kas to mokslo autorius, apie ką šitas mokslas yra ir kur tai yra registruota. Ir Sucai mokslas, mokytojo autorinis kūrinys, yra saugomas pagal Berno konvenciją 181 šalyje. Tai va, dabar kas dar labai svarbu, kad mokytojas Žonatas Kožamžarovas yra vienas iš 10 žmonių pasaulyje atliekančių ugninio cigūno procedūrą. Tai yra 5 elementų atstatymą mūsų organizme. Tai yra labai unikaliu būdu daromas dalykas ir ugninį cigūną šiai dienai gali gauti tik tai mokytojo mokiniai. Anksčiau jisai gydydavo žmonės, jisai padėdavo pasveikti nuo tam tikrų dalykų, ar ne, o dabar jis nori plėsti žinią apie savo mokslą kuo plačiau pasaulyje ir kad tai galėtų padaryti, jis ugninį cigūną panaudoja savo mokiniams, kad jie geriau įsimintų mokslą, geriau jį įsisavintų ir geriau jį perduotų kitiems žmonėms. Tai va, tai mes kaip mokytojo mokiniai turėjom privalomus ugninius cigūnus mokslo metu. Dabar čia dar yra visa eilė statusų, jis turi didžiulę eilę, nežinau kiek lapų reiktų prirašyti, ne, visiems rangam mokytojo, bet tarkim filosofijos daktaras, psichologijos liaudės medicinos srity, čia matot, Tarptautinės liaudės medicinos asociacijos viceprezidentas, dvasinio vystymosi ir inovatyvių technologijų akademijos tibetietiškų praktikų katedros vedėjas, žodžiu, labai daug titulų. Tai tiesiog jeigu kažkam bus įdomu, pasidalinsim plačiau, nes yra vieši šaltiniai, yra visi sertifikatai, jo garbės kažkoks ar ne, ten pasaulio, kaip ten yra, visokių labai garbingų apdovanojimus turi įvairiose šalyse, ten Šri Lankoje ir taip toliau, galėsim pasidalinti. Dabar aš dar įdėjau čia skaidrį ir apie save, nes žmonės žiūrėdami žiūrės, su kuo čia kalba, ar ne, kas čia tą mokslą skleidžia, tai apie save trumpai pasakysiu taip, kad aš baigiau skaičių psichologijos mokslą
ir gavau mini MBA diplomą, kuris patvirtina, kad aš esu asmeninio augimo ir verslo mentorė ir coacherė. Ir taipogi esu teisininkė su 19 metų patirtimi ir mediatorė. Ir esu pirmoji mediatorė, kuri taiko skaičių psichologijos mokslą medijuojant tarp šalių. Tai va, o sąmoningumo tą kelią aš keliauju jau nemažai metų ir Siucai mokslo dėka labai daug atsakymų gavau ir žinau, kad tikrai pasaulyje yra daug žmonių, kurie tų pačių atsakymų ieško. Tai va, tai čia yra trumpai apie mokytoją, apie mokslą. Gal tu, Vidai, nori papildyti šiek tiek, ką nors dar? Principe, kad tu kaip ir viską pasakėjai, aš manau, reiktų pereiti prie praktikos, kad žmonėms būtų truputėlį aiškiau, nes dabar ta teorija, jinai aišku reikalinga ir svarbi yra, bet pati savaime, kaip sakant, nesuteikia informacijos daugiau. Taigi, jeigu tu užbaigiai, tai aš galėčiau tada pereiti prie praktinės dalies. Taigi, žinokit, specialiai nesirengiau skaidrių, kadangi turiu tik tai vieną skaidrę, kur iš tikrųjų, kai kalbėsim apie Pareto principą. Žodžiu, skaičiai. Kaip jau Jūta sakė, yra du pagrindiniai skaičiai mūsų gimimo datoj, kurie pilnai apibūdina mus. Tai yra iš vienos pusės mūsų norai, iš kitos pusės tai yra veiksmai, kurių mes įmamės, kad tų norų pasiekti. Įdomumas visas yra tai, kad veiksmai iki 303 metų pas mus yra niekaip neriboti. Tai yra mūsų aukso amžius, kada mes galim mokytis, greitai mokomės, mes uždirbam papildomas kompetencijas ir galim siekti savo norų patenkinimo visais įmanomais metodais. Tai yra visom 9 kompetencijom, apie kurias netrukus šnekėsim, visais įmanomais būdais. Tačiau po 303 metų mums paliekamas vienas tas vienintelis kelias, kuris vėlgi užšifruotas mūsų gimimo datoj. Tai, kad būtų aiškiau, tada pereinam tiesiogiai prie skaičių apibūdinimo. Tai, kaip minėjo Jūta ir minėjau aš, pirmas skaičius tai yra mūsų sąmonės skaičius, dar kitaip vadinamas ego vektorium, o jeigu, kad būtų aiškiau, tai yra mūsų norai. Iš vienos pusės mūsų talentai, iš kitos pusės mūsų norai. Tai nuo pirmo ir pradėkim. Tai yra žmonės gimė 1, 10, 19 ir 28 dienas, tai yra vienetukai. Vienetas jisai lyderis ir strategas. Tai yra dažniausiai jie veikia taip, kad jie sukuria strategiją ir ją, nepavijokim to žodžio, užkrečia visus kitus. Tokiu būdu vienetas pritraukia prie save žmonės, suformuoja komandą ir tai komandai jisai viskas. Tai yra dievas, tėvas, mama, mentorius, globėjas, viskas. Ir jau tada vienetas, kaip sakant, laiko tą komandą, viskas čia maniškiai, čia savi, jis pats vienetas sėdasi ant sostų ir pradeda visiems vadovauti. Nes čia vadovas, jie gimė vadovauti vienetai ir bet jie tokie vadovai, kurie tik tai vadovauja, jie patys savo pavyzdžių neužkrečia, kaip pavyzdžių aštuntukai, daeisim ir iki jų dar. Taigi, pliusė, kaip minėjau, tai lyderis ir strategas, minuse tai yra Stalinas, tai irgi yra vadovavimas, bet vadovavimas autoritarinis, tai yra dvi nuomonės, viena mano, kita neteisinga. Dar be šitų dviejų savybių jie pakankamai konservatyvūs žmonės yra. Tai yra nusistovėjusios kažkokios, nereiškia, kad jie nepriima kažkokių tai naujovių ar dar kažko tai, bet jie seka nusistovėjusiams tradicijas. Ta prasme, jiem tradicijos yra svarbios ir jie jų laikosi. Taigi, ką dar apie vienetą? Kaip ir kol kas viskas, keli pagrindiniai dalykai. Ja? Jūta, nori papildyti gal? Ne, tu papasakok, nes čia nemažai, žinai, tos informacijos labai daug visko gausias. Tai tu gali pereiti, manau, prie diktatūros. Gerai, aš gal tada pereinu iš tikrųjų, ponai, jeigu norėsit, turėsit mano kontaktus, Jūtos kontaktus ir
mes mielai padėsim jums, papasakosim daugiau. Taigi, einam toliau. Dvejetukai. Žmonės, kuriam labai labai svarbus santykiai yra. Jie nori išsaugoti, jie kuria santykius, išsaugo santykius, jie labai geri diplomatai. Tai yra, jie tam tikri kolektyvai, jie tam tikri klijai, kurie sulipdo kolektyvą, kurie išlaiko kolektyvą. Diplomatija jų paprastai būna labai tokia neutrali, tai yra, pavyzdžiui, jeigu pykstasi du žmonės, dvejetukas nueis pasikalbės su vienu, kad aš tave labai gerai suprantu, kodėl tu pyksti, bet, reikia susitaikyti. Nueis pas kitą, padarys tą patį ir rezultatas bus toks, kad du žmonės susitaikė, o dvejetukas liko tokia neutrali savo Šveicarija, ta prasme, niekieno pusės jisai nepriima. Ir va su šitų dvejetukai turi klausimų, kadangi nėra, jiem labai sunku priimti sprendimą. Jie nenori nieko nuskriausti, todėl sprendimus priiminėja sunkiai. Šiaip apsigimę psichologai yra, kadangi jiem įdomu sužinoti, ką žmogus galvoja, ir jie daug klausinėja, jie ištraukia. Ir psichologai būtent kaip medikai, kadangi jie ištraukia visus tos, per savo klausimus sugeba ištraukti visus tos tarakonus į paviršių, kas ten po žmogų galvoje gyvena. Minuse tai yra, tai daug abejonių, pastovios abejonės, tai manipuliacija žmonėmis, kadangi ta jautri informacija, kurią sužinojo dvejetukas per tuos klausimus, panaudota gali būti įvairiai. Jo? Taigi, tiek apie dvejetus, einam prie trejetukų. Ir trejetukai pas mus analitikai. Vienas dvejetukas tavęs klausė ir negalėjo patikėti. Kuo, kad manipuliacija, kad manipuliuoja. Tai reiškia, žmogus nėra minuse, jeigu nemanipuliuoja, čia viskas gerai. Tai va, eikim prie trejetukų. Ir tai yra mūsų žinių gūrų. Tai yra analitikai. Jie analizuoja viską, kas vyksta aplinkui. Tai yra kiekvieną veiksmą, kiekvieną pokalbį. Jie labai mėgsta mokytis, jie imlūs mokslam, bet iš tikrųjų jų realizacija yra per žinių atidavimą. Jeigu vienetas realizuojasi per vadovavimą, dvejetas realizuojasi per santykius ir jų kūrimą, tai trejetas realizuojasi per žinių atidavimą. Ir tai žinių atidavimas visiškai nesvarbu yra lygmuo. Tai gali būti 5000 žmonių salė, kur išsižioja, klausys tos išminties, kurie žeria trejetas. Ar tai bus vienas kolega, kuriam trejetas perdavinės žinias apie darbą, kurį jam reikia dirbti. Visiškai nesvarbu. Bet esmė yra žinių atidavimas. Bet su žinių atidavimu pas trejetus yra toksai klausimas, kad kada ateina laikas atiduoti žinias, trejetas iš įpratimo pradeda analizuoti save. Jam pasirodo, kad jisai žino per mažai ir jis vėl grįžta mokytis. Ir taip iš to uždaro rato jisai neišlenda. Tai reiškia, neperžengia tos ribos, kada jis pradeda mokyti kitus. Taigi, minuse tai yra toksai pasipūtimas trejeto, kad aš čia protingas, jūs visi kvaili. Ir azartas, labai stiprus azartas visame kame, todėl trejetą kategoriškai, kaip tiesa trejetai, tai yra gimę 3, 12, 21 ir 30 dienas, kategoriškai nelysti į azartinius lošimus, nes tai gali labai blogai baigtis, jie sustoti negali šitai vietai. Tai va, dvejetukų irgi nepaminėjau, tai yra 2, 11, 20 ir 29 gimimo dienos. Toliau eikim. Ketvirtai. Ir Vidas sąmoningai ar ne nutilėjo, kad Juta yra trejetas. Jo. Ar ne? Tai žodžiu prisipažinti. Kadangi pasakiau blogų dalykų, tai nenorėjau. Kad trejetukas buvo ką tik mano. Tai va, jo, keliaujam prie ketvirtukų. Taip. Taigi ketvirtai. Ketvirtai pas mus viskas, kas susijęs su kreatyvu. Tai yra, jie sukurt gali įvairiausius dalykus. Pas juos galva gyvena kažkur tai kosmose ir jie iš ten gauna, turbūt iš ten, aš spėju, gauna informaciją ir idėjos pas juos ateina tokios, kad, žodžiu, jos transformuoja žmonės.
Iš kitos pusės, ketvirtas turi labai daug tikslų. Tai yra, jis prisikūrė savo tikslų, jis kiekvieną valandą po 100 000 naujų tikslų atsiranda ir jis labai baisiai į skirtingas pusės išvaisto savo energiją. Tai yra, nėra koncentracijos. Vat jeigu ketvirtas susikoncentruoja į vieną tašką, tai yra į vieną tikslą, va tada jie nesustabdomi kaip ugnies kamuoliai nuo kalno riedantis. Vargas tam, kas stos ant kelio tarp ketvirto ir jo tikslo. O jeigu tik tai susikoncentruoti nesugeba, jis į skirtingas pusės išmėto savo energiją, išsklaido ir viskas. Tai yra labai sąžiningi žmonės, jiem labai svarbus sąžiningumas yra ir minusinė jų pusė, tai yra, jeigu su jais elgiamasi nesąžiningai, jie kelia revoliuciją. Jie akmens ant akmens nepaliks, nesvarbu ar pasielgia su jais nesąžiningai, ar su jų artimaisiais, arba aplamai kažkokį nesąžiningumą mato. Jie iš karto kelia baises revoliucijas ir kaip minėjau, akmens ant akmens nepalieka. Taigi, minusinė pusė yra revoliucijos, pliusinė daug tikslų, gali sukurti tikslą bet kam ir idėjos. Jie transformuoja žmonės per idėją. Yra 2 transformaciniai sąmonės skaičiai, tai yra ketvirtas, tiksliau 3. Ketvirtas, septynetas ir aštuonetas. Iki septyneto ir aštuoneto dar daeisim. Tai ketvirtas transformuoja per savo idėją, per savo inovatyvumą, novatoriškumą. Taigi, tiek apie ketvirtus. Dar papildyčiau tave, kad labai laisvė svarbi. Jiem netinka sistema, o jie kaip tik nori ją apeiti. Ir nori laisvės kurti taip, kaip jie nori. Taip, jų riboti negalima iš tikrųjų. Ačiū, Juta. Taigi, toliau pas mus eina penketukai. Ir kadangi penketukas iš Jutos skaidrės matė, kad penketukas yra pačiam matricos vidury, tai tai ir apipavidalina, tai ir pateisina tą dalyką, kad penketukas gali susitarti su bet kuo. Jie instinktyviai nuskaito pašnekovą. Tai yra tokia savotiška verslo diplomatija. Nepainiot su dvejetu, kur diplomatija empatiškai yra, kur diplomatija eina per žmogų, per norą suprasti žmogų. Penketuko diplomatija rezultatyviai. Pasikalbėjau rezultatas. Nebus rezultato, neverta pradėti pokalbį. Toks požiūris jo. Bet jie instinktyviai nuskaito pašnekovą ir prisitaiko pagal jo lygį, pradeda kalbėti jo kalbą. Ir gaunasi taip, kad jie visiems savi. Irgi labai mėgsta laisvę. Praktiškai neauga namuose, kaip sakant, auga gatvėje. Turi labai subtilų grožio ir stiliaus supratimą. Bet realizacija penketukų yra kažkodėl tai per techninį intelektą. Atrodytų, turėtų būti irgi diplomatas, ta prasme, jo labiau, kad diplomatas jisai yra rezultatyvus, bet ne. Realizacija jo per techninį intelektą. Minusinė pusė tai yra kova. Tai yra minusio penketukas kovoja už savo logiką ir jis minusė nepripažįsta jokios kitos logikos, yra jo logika ir nėra jokių kitų. Ir už tą logiką jisai kovos visą laiką, ta prasme, ir su visais. Taigi, tiek apie penketuką tada. Aš dar pridurčiau, kad silpnoji vieta, kaip aš visada sakau, yra širdies čakra, labai jautrus ir įsiskaudina nuo vieno žodžio. Ir tada užblokuoja komunikaciją ir labiausiai tuo nubaudžia save pačius, nes jiem jos labiausiai reikia. Tai čia, sakykime, ir dar kas labai svarbu iš pliusų ir stipriųjų pusių, tai jiem duota kurti verslus, nes jie turi absoliučiai verslo matymą ir penketukai yra verslas, plėtra, visi šitie dalykai. Pabėgo ta mintis pas mane apie plėtrą, kol šnekėjau apie diplomatiją. Tai tokie, jie yra toksai angliškas žodis skeilinimas, tai yra verslo auginimas, verslo plėtra. Duok penketukui parduotuvę, tai po 2 metų tai bus tinklas parduotuvė, iš tos vienos parduotuvytės padarytas. Taigi, atėjom mes prie šešetukų. Labai įdomus žmonės vien dėl to, kad šešetukė pagal nutylėjimą labai dažnai yra išreikštas menas. Mūsų draugas šešetukas tapyti pradėjo sulaukęs 50, ar netgi 51.
Su pirmu savo paveikslu laimėjo trečią vietą konkursą iš 5000 pretendentų, su ketvirtu paveikslu laimėjo tą konkursą. Be šito jie kūrė komfortą. Pliusė jie kūrė komfortą savo ir aplinkiniam, minusė tik tai savo. Tai reiškia, jų realizacija yra per meną ir per komforto kūrimą. Bet jie tokie savotiški kaip ir pinigų magnetai. Jam nereikia, šešetukui nereikia daug dirbti, tai yra, tautiškai sakant, arti tam, kad pas jį būtų pinigų. Net negalima. Net negalima jo, nes tai nekomfortiška. Ir jam pradės kirsti per kojas arba per nugarą pirmiausia, rodyti sveikata, kad tu atėjai nedirbti sunkiai, o mokyti žmonės, kaip mėgautis gyvenimu. Taip, visiškai teisingai. Pas šešetukus klauskit, kur ilsėtis ir kokius patogius drabužius reikia pirkti. Tai yra, jeigu šešetukui įtiko ta vieta, viešbutis, poilsinė, nesvarbu kažkas, tai mes visi kiti skaičiukai, tai nuo to tiesiog kaifuosim. Apie penketukus nepasakiau, kad 5, 14 ir 23 dienos, šešetukai atitinkamai 6, 15 ir 24 dienos, bet kurio mėnesio. Taigi, šešetukam apie minusinę pusę šešetuko. Kada šešetukai, jeigu jie patenka į minusą, jie pradeda kurti komfortą tik tai savo ir jiem nerūpia aplinkiniai. Va tada šešetukui reikia būti labai ypatingai atsargiam, kadangi jiem tada jokios taisyklės negalioja. Tame tarpe ir įstatymai. Jeigu tik tai sukuria komfortą jam, viskas, jisai pažeis bet kokią taisyklę, bet kokį įstatymą. Tai va, tiek, apie meną pasakiau, apie komfortą pasakiau, kaip ir tiek. Kerštingi? Kerštingumas, minusė kerštingumas, labai kerštingi ir labai ilgai atsimena. Ta prasme, taip, kad praeis laiko ir užgis, čia su šešetuku taip nėra. Taigi, atėjom prie septintukų. Tai yra 7, 16 ir 25 dienos bet kurio mėnesio. Tai yra, jeigu dviem žodžiais, tai yra talentingi tinginiai, kadangi nori viską padaryti greitai, kad nereikėtų ilgai dirbti. Greitai idėjos realizacija, tai yra jeigu šešetukas, Vilda pas mus į svečius atėjo. Jeigu septintukas negali padaryti, įgyvendinti savo idėjos greitai, greičiausiai nedarys to iš viso. Perfekcionizmas, problemų sprendimas. Kadangi aš esu septintukas, galiu papasakoti šiek tiek apie save, kas liečia problemų sprendimą. Tai jeigu man žmogus pradeda pasakoti apie savo kažkokią tai problemą, man nuo 3 sakinio nuobodu, kadangi nuo 2 sakinio žinau 4-5 sprendimo būdus. Vienas iš jų bus totaliai neteisėtas, 2 bus tokioj pilkojoj zonoj, su likusiais 2 galima dirbti, tai čia reiškia, aš dar nepagalvojau. Jeigu septintukas sugeba save įvesti į tą ramybės būseną, tai yra dzen būsena, nežinau, kas kaip vadina, tai va tada tai bus Saliamono vertas sprendimas. Minuse septintukai, kaip išversti žodį sujutolog? Turbūt nėra tokio. Chaosą įneša į savo ir kitus žmonės. Sukuria chaosą, labai greiti, labai savim pasitikintis veiksmai, viskas greitai, viskas staigiai darom, viskas nesvarbu, kad neteisingai, svarbiausia darom ir taip toliau. Tai va. O realizacija septintukų yra per jogą. Taigi, ir atėjom mes prie aštuntukų, kurį minėjau kaip ir vieną iš vadovų, gerų vadovų, ta prasme, šalia vieneto. Tai yra 8, 17 ir 26 bet kurio mėnesio dienos. Kas yra įdomu su aštuntukais, tai pirmiausia, tai yra jie darboholikai. Tiesa. Apie septintuką pamiršau. Kaip ir minėjau, yra 3 skaičiai, kurie gali transformuoti kitą žmogų. Tai va, septintukai transformuoja per chaosą. Tai reiškia, ištraukdami žmogų iš problemų, iš chaoso,
arba dirbtinai jį sukūrydami. Tai reiškia, aš tave iš pradžių įstumiu į problemas, kad parodau, kaip blogai, o po to ištraukiu, parodau, va, žiūrėk dabar kaip gerai, maždaug taip veikia septintukas. Toliau einam aštuntukai pas mus, kaip minėjau, 8, 17 ir 26 dienos, tai pirmiausia, tai darboholikai. Jie 24 valandas per parą darbe, jeigu galėtų, būtų ir 27 valandas per parą, jeigu tik tai leidžia. Dirba daug ir įsivaizduoja, kad tiek pat turi dirbti kiti. Visiškai nemoka ilsėtis. Tai reiškia, jiems sudėtinga atsijungti, moteris aštuntukai, kai kurios net nemoka leisti pinigų. Tai yra, kai pas jas paklausė, ar jūs mokat leisti pinigus, taip moku. Sakau, nu tai papasakokit, kaip tai atrodo. Nu tai vat, kai ko nors prireikia, nueinu į parduotuvę ir nusipirku, sakau, ne, čia neleist pinigus. Leist pinigus, tai reiškia, pasiimu kažkiek pinigų ir einu, galbūt parduotuvėje pamatysiu, ko aš užsimanysiu, kas man patiks. Tai vat, kitas dalykas, aštuntukai transformuoja žmonės per darbą. Tai yra, jie apdovanos bet kurį, kuris dirba efektingai. Jeigu žmogus stengiasi, dirba ir yra efektyvus, aštuntukas visą laiką jį apdovanos. Ir tokiu būdu truputėlį transformuoja. Ne taip kaip ketvirtukas arba septintukas, bet yra tam tikra transformacija. Čia kaip Damoklo kardas. Tinginį jisai nubaus, o darbštuolį jisai paskatins. Antras dalykas, kas yra pas aštuntukus, tai yra kontrolė. Tai yra poreikis kontroliuoti materialų pasaulį ir jeigu aštuntukas nesukontroliuoja, neturi galimybės kontroliuoti materialaus pasaulio, ta kontrolė persikelia, taip po biškį persikelia ant ne visai materialių dalykų, tai paprastai ant artimiausios aplinkos, tai yra ant bendradarbių ir ant šeimos. Pati savaime ta kontrolė nėra blogas dalykas, jeigu jinai yra proto ribose, bet minusinė pusė aštuntuko yra hiperkontrolė, kada pradedamas kontroliuoti kiekvienas žingsnis, kiekvienas veiksmas ir va tada nuo aštuntuko pradeda žmonės pabiški bėgti. Tai va su šituo aštuntukam reikia labai labai atsargiai. Dar vieną dalyką, ką daro aštuntukai, tai jie tobulina gamybos procesus. Tai nereiškia, kad aštuntukas bėgs iš karto išradinėti kažkokią gamybos liniją. Jie ne tai, kad išradėjai, bet jie ištobulina bet kokį procesą darbinį, prie kurio jie prisiliečia, ištobulina iki tokio lygio, kad tai veiks kaip šveicariškas laikrodis. Tai va, tiek apie aštuntukus, gal papildyt kažką tai? Aš tiesiog galvoju, žinai, aš įvardinu dažniausiai kaip procesų priežiūrą, ne? Bet kokio proceso sukontroliavimas. Taip. Pavyzdžiui, jeigu logistikos procesas, prekė išvažiuoja, prekė įvažiuoja ir panašiai. Nuo iki jie sužiūri viską. Buhalterijoje kiekvieną centą jie sužiūri, nes jie ir yra geri tiek vadovai, samdomi dažniausiai vadovai, kurie nesėdi soste ir iš sosto diktuoja, o jie gali patys dirbti tam darbe. Ir grindis patys plauti ir žodžiu. Visiškai teisingai, va šitą nepaminėjau. Ir buhalterija tinka, nes jie labai kruopščiai ir smulkmeniškai viską suskaičiuoja ir sužiūri. Mikrokonsultaciją turėjau su vaikinu aštuntuku, kuris dirba baldų gamykloj. Bet jis fiziškai nesiliečia prie tos materijos sukūrimo. Tai reiškia, jis kontroliuoja viską nuo užsakymo gavimo iki projektavimo, pagaminimo ir pristatymo klientui. Tai reiškia, kontroliuoja visą materijos atsiradimo, jos keitimo, tai yra jos materijos atsiradimo, vietos keitimo, visą procesą. Ir kaip ir viskas gerai, nors prie pačios materijos praktiškai nesiliečia. Tai va, turbūt tiek apie aštuntukus, jo? Jo, nemažai jaučiu. Jo. Ir atėjom prie mūsų paskutinio, bet neblogiausio skaičiaus, tai yra devintukai. Devintukai yra pas mus gimę 9, 18 arba 27 dienomis. Ir jie yra įdomus tuo, kad jie turi 80% jų sudaro po 10% kiekvienos savybės jau išvardintų skaičių. Tai reiškia, jie tokia kompetencijų, kaip sakant, toksai rinkinys, aš nežinau. Lydinys iš visų kitų skaičių, sakykime. Jo.
Ir likę 20% jau yra jų individualumas, sakykime taip, tarp skaičių, tai yra pirmiausia, tai yra stiprus noras laimėti. Jie labai smarkiai orientuoti į pergalę, todėl labai dažnai sporte, praktiškai devintukas turėtų gyventi sporto salėje. Antras dalykas, tai daug emocijų ir emocijos jos sprokstančios. Devintukas per ausį gali duoti, per sekundę užsiplėsti, duoti per ausį ir po 3 minučių užšnekėti, kaip niekur nieko nebuvo. Trečias, tai labai stiprus noras padėti visiems. Jie padeda paprašyti, jie padeda neprašyti, jiem galima net neparodyti, tik tai parodyti, kad tau pagalbos reikia ir devintukas jau atbėgs. Ta prasme padėti. Šitoj vietoj, biški mintis nutruko, pamečiau mintį apie tą pagalbą. Apie pagalbą? Ne, tai pratęsti galima tai, kad dažniausiai jinai būna įkyri ir prievartinė. Ta Netgi prasme, įkyri. kaip tu nepriimi mano pagalbos, jeigu aš dabar va čia tau noriu padėti. Sugalvojau būdą tokį, kokią aš sugalvojau, ne, iš savo proto programos ir noriu tau padėti, o tu nepriimi. Ne? Prisiminiau. Ir visą laiką jie laukia dėkingumo. Mhm. Tai reiškia, nors jie deklaruoja, kad aš čia padedu tau iš tyros širdies, jokio dėkingumo man nereikia, bet tas, matot, dėkingumas paprastai užtenka to paprasto ačiū, kad jam padėkoti žodžiu ir to pakanka. Dar vienas dalykas, tai jie nori visą laiką kurti schemas. Tai reiškia, pinigai, žiūrėk, aš čia, tu man, aš tau ten kažką tai suverdam, greitai bus pinigų, užsidirbsim, nors tai yra toks dalykas, kad jie pilnai gali dirbti patys ir be jokių problemų. Minuse, kaip minėjau, tai yra labai stiprios emocijos. Ir iš savo praktikos galiu pasakyti, kiek teko devintukai, kurie užgniaužia emocijas, nedirba su tom emocijom, su psichologais ar kažkokiu kitų būdų, saviugdos būdu, tai labai smarkiai išlenda ta prasme, per sveikatą. Paprastai odos lygos prasideda kažkokios. Bet teko, čia toks mažytis pastebėjimas, tai nebūtinai, bet taip yra. Ir dar viena, ką turi devintukai, tai smarkų potraukį ekstremui. Tai yra, jeigu devintukas netarnauja kariuomeniai, netarnauja šitam, reiškia, policijai, čia pas mane, daunokit, parašo kažko, tai nesuprantu. Reiškia, tai ekstremas paprastai išlenda per hobį arba per sportus. Jeigu sportas, tai labai dažnai būna kovos menai. Hobiai atitinkamai motociklai, pašaudimai, kartais ir parašiutai ir panašiai. Tai tiek apie skaičius. Jeigu būtų klausimų, nėra kam uždavinėti klausimus. Čia tik tai meistrai ir savi. Jo. Tai tiek apie sąmonės skaičių. Tai yra apie mūsų norus. Apie mūsų norus ir įgimtus talentus, kuriuos mes turim iš karto gimę. O devintuko sakei dienas? Jo, sakiau pačioj pradžiai, kad 9, 18 ir 27 dienos. Taigi, yra dar niuansų su pačiom dienom. Pavyzdžiui, 9 dieną gimęs devintukas gali skirtis kažkokiais niuansais nuo 18 arba 27 ir atitinkamai tie kiti. Ir čia su bet kuriuo skaičiu taip. Čia nauja plati tema jau vėl, sakykime. Jo, čia nauja plati tema ir kad neišsiplės smarkiai. Tai tiek apie sąmonės skaičius. Ir su šitais skaičiais mes nuo gimimo gyvenam iki pat mūsų gyvenimo pabaigos. Jie kažkiek tai glūdinasi, kažkiek tai galbūt transformuoja juos misija, kada įsijungia, o misija pas mus pradeda jungtis nuo 20 metų. Kad suskaičiuot misiją, reikia sudėti visą gimimo datą į vieną skaičių. Tai reiškia, po vieną dedam, gale gaunam greičiausiai dviženklį ir jį dar tarpusavį sudedam. Ir irgi gaunam skaičių nuo 1 iki 9. Jeigu skaičius gaunasi, pavyzdžiui, 30, 40, tai reiškia 3 plus 0 arba 4 plus 0 gaunasi 4 arba 3 jo atitinkamai.
Taigi, Tik tai mes dėl misijos tik 33 metus mes turėtume fiksuoti labai aiškiai, nes mokslas sako, kad, nu, žinai, nuo kada įsijungia, kad nebūtų paskui interpretacijų kažkokių. nu taip, žodžiu, pilnai misija įsijungia ir čia jau nieks mūsų to neklausia, čia kaip kumščių per stalą, kad nepyk žmogau, va tau, va toks va kelias ir nuo šiol tu gali elgtis tik tai taip. Tai yra 303 metai, jeigu tiksliau buvo 302 ir 8 mėnesiai berods, jo. Nežinau, aš Nu, sakau principė 30. 33 metai. Tai va, ir kas su tuo darosi? O darosi su tuo tas, kad visą gyvenimą mes iki to gyvenom su savo sąmonės skaičiu. Mes žinom, ko mes norim, ta prasme, mes to kryptingai siekiam, reiškia, ties tuo dirbom ir panašiai, dirbom darbą, kuris mums patiko, kadangi tai atitiko mūsų, apie tai šnekės Jūta truputėlį vėliau, apie profesinę realizaciją, kadangi tai atitiko mūsų talentus, mes tai mokam, mes to norim, todėl mes taip dirbam atitinkamai tą darbą. Bet va čia bam ir įsijungia nauja energija 303 metų. Tai reiškia įsijungia misija, atsirado kažkokia nauja energija ir mes pradedam nesuprast, kas dabar čia darosi. Kodėl aš norėjau visą gyvenimą vieno, dabar kažko tai kito pradėjau norėti, ar ne kito, ar ne tokio, ar dar kažkokio tai yra. Ir kiekvienas va, tas atskaičius, pavyzdžiui, įsijungia misija vienas. Norisi pliusą, norisi pradėti vadovauti, norisi kur strategiją, minusą, norisi daužyti kumščių per stalą ir iš visų reikalauti, kad visi elgtųsi taip, kaip tu nori. Tai reiškia, įsijungia Stalinas, ta prasme, diktatorius, jo. Įsijungia dvietukas, norisi santykių, norisi suprasti kitus žmonės. Tai yra, jūsų skaičius pirmas, sąmonės skaičius arba ego vektorius, jis niekur nedingo. Tiesiog va, dar įsijungia papildomas ir va, prie to, ko jūs norit, jūs į tai einat va, būtent per tą kitą skaičių. Tai reiškia, jeigu Jūta, pavyzdžiui, yra trejetas ir pas ją, jeigu misija būtų vienetas, įsijungia misija, tai reiškia, jinai į savo analizę arba į savo dėstymą eina per lyderystę ir strategiją, pliusę, minusą per, kaip minėjau, ta prasme, per reikalavimą, per despotiškumą, diktatūrą, taip. Jeigu tai dvejetas, viskas tvarkoja. Sakykime, man septintukų įsijungtų dvejetas. Jo? Tai pas mane greita realizacija ar problemų sprendimas eitų per supratimą, per norą suprasti kitus žmonės, pliusę, per santykių kūrimo pliusę, arba minusę tai būtų per manipulaciją. Reiškia, pradėčiau manipuliuoti žmonėm, ta prasme tam, kad išspręsti jų problemas, pavyzdžiui, kaip pavyzdys. Ir va tai va misija yra pritaikoma, ta prasme, kada misija įsijungia, reiškia, atsiranda ta kita energija ir mums reikia su ja kažkaip tai susidraugauti, nes jinai jau iki gyvenimo galo. Todėl 303 metų labai dažnai pasitaiko kardinalių karjeros posūkių, labai dažnai pasitaiko skyrybų. Aš vieną rytą atsibudau su kitu žmogum. Nu, ne su kitu žmogum tu atsibudai. Tu atsibudai su to pačiu žmogum, tiesiog va, tam žmogui įsijungia dar vieną energiją ir nuo šiol jis gali elgtis tik tai taip, kaip pradėjo elgtis. Be abejo, ta nauja energija, kada atsiranda, jinai labai stipri. Ir todėl ne visi su ją susitvarko, todėl va, tokių dalykų ir atsiranda. Čia panašiai kaip paaugliai, jo, iš kur paauglystė. Aš dar biškį nukrypsiu, jeigu galima. Reiškia, konsultuojant ir aš ir Jūta, čia priimta praktika mūsų, reiškia, būtinai žiūrim tėvus. Tai reiškia, kokie skaičiai pas žmogų auklėjo, jo, konkretų. Tai yra, kodėl žiūrim juos, jo? Kadangi iki 7 metų vaikas auga pilnai mamos įtakui. Tai reiškia, jis iš jos perima kažkokias tai vertybės, kažkokią elgesio modelį ir panašiai. Jo? Tada nuo 7 iki 14 pasijungia tėtis ir prasideda perimimas iš tėčio. Irgi vertybių, pliusinių, minusinių pusių, ta prasme, vertybių, elgsenos ir panašiai. O staiga nuo 14 suėjo, ir vaikas tapo paaugliu. Visiems nepatogus maištautojas, toksai triukšmadarys, jis prieš visus. O kodėl tai įvyko? Todėl, kad pas vaiką atsibudo jo ego. Ir jis pradėjo norėti, tai yra, jis pradėjo norėti kažko tokio, ko galbūt nenorėjo prieš tai jo tėvai. Jeigu sąmonės skaičiai nesutampa. Jo? Ir jis taiga, vaikas tampa visiems nepatogus. O jis tapo pačiu savimi. Iš tėvų būtent išėjo į savo realybę.
Taip. Ir va tam momente jisai nesupranta, kas darosi, iš kur tie norai, o emocijos labai stiprios. Ir va tada prasideda visi maištavimai ir taip toliau reikalavimai. Vėlgi įsijungia galbūt ir minusinės pusės ir panašiai. Tai va, tiek kol kas, turbūt. O apie misiją 2 tu pradėjai? Ne, tai aš pradėjau vėlgi, ta prasme, misiją. Gerai, ok. Einam toliau. Jeigu misija 3, tai bus analizės misija, mokymosi ir mokymo misija. Tai reiškia, žmogus, sakykime, jeigu jisai vienetas, su misija 3, tai reiškia jis lyderis, bet į savo lyderystę jisai per analizę, per žinių atidavimą, tai reiškia, greičiausia tai bus labai kietas geras mentorius. Arba labai kietas verslininkas. Ta prasme, tai reiškia, įsivaizduokit, lyderystę ir strategiją žmogus gali geba sukurti strategiją ir visą tai padaro per analizę. Tai reiškia, iš pradžio analizė, po to strategija. Tai čia, čia toksai sprogus mišinys. Jo? Jeigu, tarkim, misija 4, tai misija 4 tai yra kaip ir sąmonės skaičius 4, žmogus į savo norus, į savo ego patenkinimą, į savo sąmonės skaičių eis per kreatyvą, kūrybą, tai reiškia naujovių įdiegimą, novatoriškumą, per tikslų statymą arba minusinę pusę per revoliucijas. Sveiki. Pagalavot? Truputėlį. Tai va, per revoliucijas. Jo. Jeigu tai 5-tukas, automatiškai tai yra žmogus veiks. Tai yra, vėlgi, misija, kad būtų tiksliam, tai yra elgesio modelis. Kaip žmogus elgesi. Tai reiškia, jo elgsena bus per diplomatiją, per grožio ir stiliaus supratimą, jeigu taip galima elgtis, bet tai paprastai tai eina per efektyvę diplomatiją, per rezultatyvę diplomatiją. Kada su visais susitariau tam, kad pasiekti savo tikslą. Arba per techninį intelektą, kaip 5-tukas save realizuoja. 6-tukas eis per komforto kūrimą. Tai reiškia, jeigu aš būčiau, pavyzdžiui, aš sąmonės skaičių 7 ir aš sprendžiu problemą, reiškia, aš sukuriu komfortą tam, kad ta problema išsispręstų. Komfortas, gal nors su 7-tuku čia gal ne taip akivaizdžiai. Jo. Ta prasme, 1-6, tarkim, žmogus lyderis ir strategas, jis vadovauja įmonėje, bet jeigu pas jį misija 6, tai yra pas jį bus įmonėje komfortiška. Todėl, kad jis sukurs komfortą tam, kad galėtų vadovauti. Dar ko apie 6-tuką, tarp kitko nepaminėjau, yra 2 psichologų skaičiai. Tai yra 2 ir 6. Bet kaip minėjau, 2 yra psichologas kaip psichologas, tai yra daugiau gydytojas, medikas. Jo. Tai va 6 jisai daugiau psichoterapeutas. Jis sukurs komfortišką aplinką, komfortišką pokalbį ir žmogus tiesiog atsivers. Mes turim 6-tuką klausančią. Ja, ok, supratau. Reiškia, žino žmogus, apie ką kalbu, gerai. Tai va, misija 7, tai greita realizacija, tai problemų sprendimas, tai reikalavimas iš kitų būti dvasingais. Bet dvasingumo nepainiokit nei su religija, nei su niekuo. 7-tukas nusistato savo dvasingumo kriterijus ir jais vadovaujasi. Ir tada, ir vat būtent tų kriterijų jis reikalauja iš kitų. Misija 8, tai viską darys per sunkų mechaninį darbą, per kontrolę ir per gamybos procesų tobulinimą. Tai reiškia, daug darbo, būsit kontroliuojami pastoviai, juto pas mus 3-8, tai reiškia, jeigu pas ją, tai reiškia, iš vienos pusės žinių atidavimas, mentorystė, mokymas, iš kitos pusės kontrolė. Tai saviugda tai yra pats tas, jums duos žinias ir kontroliuos, kaip jūs jas įgyvendinat, kaip jūs jų laikotės taisyklių ir viso kito, nes 3-tukam labai svarbios taisyklės ir instrukcijos. Tai coachingas, mentorystė, visi šitie dalykai. Taip. O 9-tukas viską darys per orientaciją į pergalę, tai yra 9-tukui, jeigu įteikti
arba misijai 9, jeigu įteikti, kad kažkoks tai projektas bus jo asmeninė pergalė, jam galima atlyginimo nemokėti. Jis eis kaip tankas, ta prasme, kadangi tai bus jo pergalė. Antra vertus, devintukas daro viską per pagalbą. Turėjau konsultaciją, tarp kitko, irgi, kad iliustruot, ką gali padaryti su žmogum misija. Reiškia, mergina 5-9. Iki misijos verslininkė, sukūrus verslą, išplėtojus jį, kadangi 5-tukas, tai aišku, tai jau buvo tinklas parduotuvių gyvūnams, viskas tvarkoj, stuktelina misija, reiškia pelningas verslas, jokių problemų su verslu. Įsijungia misija, reiškia, jinai parduoda visą savo verslą ir atidaro gyvūnų prieglaudą. Reiškia, atsirado noras padėti. Šiuo atveju ne žmonėm, gyvūnam, bet gelbėti pasaulį. Taip, noras padėti, noras gelbėti, viskas, jinai pardavė verslą ir atidarė gyvūnų prieglaudą. Aišku, jos 5-tukas, kadangi niekur nedingo, verslo komunikacija niekur nedingo, tai reiškia, jinai iš savo buvusių konkurentų pasidarė savo rėmėjus ir puikiai gyvena, vysto, gelbėjo gyvūnus, viskas tvarkoja. Tai vat, ar yra aiškumas, kaip ten ta misija veikia ir ką jinai daro? Klausimų nėra kol kas. Čia dauguma kol kas susipažinę, bet kas klausys, tai turbūt turės labai daug klausimų. Tai tada galės rašyti. Galės rašyti, jo, man arba jūtai, arba komentaruose kelkit ir panašiai. Tai vat, kągi, kol kas turbūt tiek apie sąmonės skaičius ir apie misijas. Jeigu bus neaiškumai, paklausite. Dabar eikime turbūt prie Pareto. Aš galvoju, logiška seka būtų tokia. Nors aš gal norėjau iš pradžių Pareto padaryti, po to pateikti. Ne, tai labai gerai ir dabar. Ok, tvarkoj. Taigi, kasgi tas yra Pareto dėsnis? Jeigu kas nors negirdėjo dar, tai yra, kaip čia įsireikšti, ar čia dėsnis, ar čia kol kas dar tik tai teorija, kad tai yra, kad 20% žemės gyventojų valdo 80% visų žemės pinigų. Ir atvirkščiai, 80% gyventojų valdo tik tai 20% visų esamų pinigų. Kodėl taip yra? Turiu aš čia nedidelį, taip, sekundę, aš čia taip pasidalinu ekranu. Jo. Matosi gerai? Aha. Tai va, žiūrėkit, va tie du stulpeliai, va čia iš kairės pas mus yra 80%, iš dešinės 20%. Ir dabar apie tą pasidalinimą. Ten irgi ne visi žmonės vienodi, jo. Pati, galbūt nevartočiau žodžio žemiausia kategorija, bet kategorija, su kuria sunkiausia būtų dirbti, yra pirmi 10%, tai yra žmonės, kurie kaltina. Tai yra, jiem viskas blogai, jie kaltina visus aplinkui savo nesėkmėm, tai yra kalti visi. Landsbergis, Brazauskas, komunistai, rusai, amerikiečiai, bet kas. Jeigu jų nebūtų, būtų kalti, ten nežinau, ateiviai iš kosmoso, bet kas. Tai reiškia, žmonės totaliai neprisiimantis atsakomybės už savo gyvenimą, reiškia, jie nedaro nieko, kad jų gyvenimas pagerėtų, bet užtat visi aplinkui kalti, kad jų gyvenimas yra toks. Tai va, ir čia didelė rizikos grupė, todėl kad sekantis žemesnis žingsnis į apačią, tai praktiškai savižudybė. Tai va, sekanti grupė, kuri sudaro 30% visų gyventojų, tokie yra skaičiai. Aš to tikrai neskaičiavau, bet tokius skaičius aš radau internete. Tai čia žmonės, jie jau nekaltina, bet jie visus apkalba. Tai reiškia, jie dirba irgi, vėlgi, neprisijima atsakomybės už savo gyvenimą. Jie dirba kažkokį tai darbą, ta prasme, daugiau mechaninį tokį, nevadovaujantį greičiausia. Ir jie pasižiūrėjo, kokią tas mašiną nusipirko, koks tas namą pasistatė ir taip toliau. Irgi atsakomybės jie prisiimti nenori, jiem geriau kalbėtis apie kitus negu apie save, kadangi savo gyvenimas netoksai geras. Tai sekanti kategorija, ir tai yra 40 žmonės generuojantis idėjas.
Tai reiškia, jie jau nieko nekaltina, jie jau nieko neaptarinėja. Jie supranta, daugmaž supranta, galbūt ne iki galo, ką reikia daryti, kad jų gyvenimo kokybė pagerėtų, kad jie galų gale pakiltų, ar finansiškai, ar dar kažkaip tai. Tačiau kažko dar trūksta. Trūksta supratimo, trūksta galbūt to pilno atsakomybės prisėmimo. Viskas yra gerai, trūksta vieno mažiuko žingsnio. Tai vat, taip yra su šita 80% grupė. Dabar sekanti kita grupė, tai yra, kur slypi tie 80% pinigų, tai yra 20%. Didžiąją dalį jų sudaro žmonės, kurie jau išlipo vat iš tų 40%, kurie yra pas mus kairiam lape. Ja, jie sudaro 13% ir tai jau, kaip sakant, žmonės sugebėję prisimti atsakomybę, sugebėję įgyvendinti savo idėjas kažkokias ir realizavo save. Ką mes žiūrim 80%, žmonės yra nerealizacijai. Tai reiškia, jie dirba darbą tokį, kokį gavo, jie nežino, koks darbas jiem tinkamas, jie, tai yra, jūta apie tai šnekės, tada bus aiškiau, apie ką aš čia dabar jau. Tai va, bet tie 13% yra, kaip čia įsireikšti, jie ką tik išsikapanojo iš tų 80 ir jie gali labai greitai nukristi atgal, kadangi jiem dar vis rūpi, ką galvoja apie juos aplinka. Ir jie stengiasi visais įmanomais būdais parodyti savo statusą. Nu, tai turbūt matėt mieste Mercedesai, kuo krūtesnė tačka, kuo krūtesnė spalva, reiškia numeriai, visi ten 37-tukai, 001 ir panašus ir taip toliau. Tai vat, ir jie kaip jau ir iš dalies realizavo save, tačiau jie dar rūpi aplinkinių nuomonė. Ir vat, kad įtikint, kad visiems įrodyt tą aplinkinių nuomonę, kad kokie jie svarbus, kokie jie, kokie jie realizavę save, kokie jie turtingi, galų gale galingi, įtakingi ir dar visokie kokie, ta prasme, jie stengdamėsi tai įrodyti, labai gali atsidurti vėl atgal, nukristi 80% vien dėl to, kad jie tam pradeda rizikuoti. Smarkiai rizikuoti ir savo, kaip šis reikšti, ir savo statusu, ir savo pinigais, ir viskuo. Ir vat, čia, kaip ir minėjau, ta rizikos grupė. Toliau eina 2, 2 ir 3, tuoj mes pasižiūrėsim, kaip ten tiksliai skamba. Jo, esminis dalykas, kad 80% šitų žmonių gyvena savo subjektyvioje realybėje. Mes apie tai irgi šnekam ir per coachingą, ir Jūta kalba per mentorystę. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmonės supranta pasaulį per savo prizmę. Tai yra, jie įsivaizduoja, kad viskas turi būti, kaip jie įsivaizduoja. Tai yra, jie nemato pasaulio objektyviai. O bet tie 20% didžiausias skirtumas nuo 80%, kad jie jau supranta, kaip iš tikrųjų viskas vyksta pasaulyje, jie gyvena objektyvioje realybėje, jie objektyviai supranta ir vertina pasaulį. Tai vat, kur ten pas mus tas suskirstimas 20. Žodžiu, čia yra aukščiausia ta kategorija, 3%, tai čia yra žmonės, kaip mes ten vertim žodį samodostatičnai, kuriam... Nu, pakankami, jiem nereikia pripažinimo. Jiem nereikia pripažinimo, jie jo neieško, ta prasme, jie rėmėjai, mecenatai, tačiau jie laimingai gyvena ir neieško pripažinimo. Ir va su tais dviem dabar tiksliai dar neatsimenu, bet praktiškai šitie 7% jie labai panašus, ten mažais niuansais skiriasi. Esmė ta, kad tai yra neieškantis pripažinimo, objektyviai suprantantis pasaulį ir jau nesivaikantis kažkokio pigaus populiarumo ar dar kažko. Tai jie tiesiog ramiai gyvena, jų neįtakoja nei aplinkinių nuomonė, nei
nei kažkokie politiniai veiksniai, niekas. Tai vat, turbūt tiek apie Pareto dėsnį. Tie 3% laimingų žmonių pasaulyje yra. O, geras. Čia su Pareto. Čia telefonas su manim šnekėt pradėjo. Kuo aš jį prakalbinau, nesuprantu. Nesuprato. Jis manęs nesupranta. Aš dabar kaip būsiu kaip dvietukas, manęs nesupranta. Aš pergyvensiu. Tai va, matomai kol kas tiek apie Pareto dėsnį, ar dar kažkokių klausimų, ar gal Jūta patar, ką patikslint, kaip. Ne, aš tai manau, kad čia aišku, žinai, čia vis tiek girdėję žmonės apie tai, ne, iš įvairių kampų. Ir tik tai nebent tai, kad mokytojo tikslas yra sulaužyti šitą principą ir padaryti 60-40, bent jau, o ne 80 ir 20. Nes esmė, kaip ir Jūta minėjo, ir aš pasikartosiu, kad esmė šito mokslo yra surasti savirealizaciją. Ir jeigu mes savirealizuojam, tai reiškia, mes išnaudojam savo pagrindinį potencialą, savo pagrindinius talentus. Ir va, todėl mes būsim ten, kaip sakant, geri specialistai aukštai. Tai va, apie tai dabar ir pereisim, ne? Jo, vat prie to ir pereisim dabar. Tada žodis tau, Jūta, ir klausom, ką mes ten turim daryti, kur dirbti. Dabar mes kalbėsim apie profesinę orientaciją, ne? Taip, tai va, sekanti skaidrė bus, va, tuoj perbėgu, va. Man labai patinka šitas paveikslėlis. Čia mūsų profesijos įvairios, ne? Ir profesinė orientacija skirstysis iki misijos ir po misijos. Ir realiai mūsų gyvenimuose jinai susideda iš dviejų dalių. Mes turėtume visada atsižvelgti tai, kas numatyta mums veikti iki 33 ir kas po 33. Dabar labai noriu parodyti šitą plakatą, kuris labai susijęs su būtent svarbumu profesinės orientacijos mūsų gyvenime. Nes, vat, kaip Vidas ir minėjo, čia yra parodyta, kur veda veiklos rūšies nesutapimas. Matot, kairėje viršui, kas nutinka žmogui, kai nesutampa jo veiklos rūšis su numatyta jo gimimo datoje. Jisai pradeda keliauti į minusą, į dugną. Sustoja jo vystymasis, plėtra, jis nebeatlieka veiksmo, pradeda protestuoti, visur ieško kaltų ir reiškia pretenzijas, ar ne, čia visa tokia seka. Įrodinėja, kovoja, paskui jau jis nebekovoja, tiesiog laukia, tikisi, nebedaro jokių veiksmų. Ir galų gale jungiasi visos tos neigiamos emocijos pagrindinės, pyktis, liūdesys, baimė, depresija. Ir žmogus nueina į ego abejingo būseną. Yra 3 ego stadijos. Pirmoji yra ego ieško laimės, tai šitie žmonės paprastai neateina nei mokytis, nei kažko tai sužinoti, nes jie, sakykime, yra toj džiaugsmo ir laimės būsenoj. Antroji stadija yra ego kenčia. Tai va to ego kenčiančio būsenoj dažniausiai gyvena didžioji dauguma žmonių. Ir ego abejingas, va čia va 3 stadija jau yra pati blogiausia, kai mūsų energija per stuburą visiškai nekyla, tai yra kundalinė energijos mes nesugebam pakelti, energijos neturim visiškai. Ir sekantis žingsnis yra ligos, o po ligų, žinot patys, nenoriu net įvardinti, kas seka toliau. Tai va, į šitam plakate rodoma, kaip iš tikrųjų nukeliauti, ne, kita pusė, į tą žalią spalvą. Ir čia, aišku, mes ir mentorystėje, ir coachingė visur aiškinamės detaliai tą plakatą. Ir esmė, kad kai aš atsiduriu toj būsenoj, kai matau, kad esu minuse, pirmiausia, aš turiu išsiaiškinti, ar aš esu ten, kur turiu būti. Tai čia, aišku, yra rekomendacijos, kaip išeiti iš tos būsenos, tai čia apie fizinę discipliną, apie proto discipliną,
kalbam, bet aš šiandien kalbėsiu apie būtent veiklos rūšį. Tai ką dabar daryti ir kaip sužinoti, ką mes turim veikti. Tai yra labai unikalu tai, kad mokytojas yra sukūręs šitą mokslą ir sudėliojęs į plakatus konkrečiai pagal mūsų gimimo datas, mūsų galimas profesijas, profesinės sritis, veiklas, kur mes galėtume realizuotis. Tai nereiškia, kad tik tai, kas parašyta lenteliai, bet va dabar pereisim ir padiskutuosim. Tai pirmiausia, čia matom sąrašą asmenybės realizacijos galimybių, veiklos rūšių ir profesinės orientacijos galimybių iki 33 metų. Reiškia, mes žiūrime savo sąmonės skaičių, arba kaip Vidas kalbėjo, jisai 7-tukas, aš 3-tukas. Tai tarkim, man kaip 3-tukui iš šito sąrašo aš turėčiau žiūrėti į 3 numerį ir ten aš matau, kad mano asmenybė realizuojasi per analizę ir valdymą. Ir man tinka veiklos rūšis, pedagogika, analitika, buhalterinė apskaita, statistika, visur kur skaičiukai, nes 3 yra apie analizę. Taipogi profesinėje orientacijoje yra panašu į veiklos rūšis, bet būna kartais skirtumai, pavyzdžiui, čia dar pridėta finansai, apskaita ir sisteminimas, ne? Dabar va taip mes galėtume keliauti per visus skaičiukus, tik nežinau, ar yra prasmė, nes čia tiesiog viskas matosi ekrane, ne? Galima, pavyzdžiui, pasidaryti nuotrauką, aš rekomenduoju, galit nusifotografuoti šitą skaidrę. Vidas gali pasakyti apie save, pavyzdžiui, ne? Jo, tarkim, aš galiu įvardinti, kad jo realizacija, pavyzdžiui, kaip 7-tukų yra per tobulinimą ir per greitą įgyvendinimą. Tai žodžiu, ir sritis įvardintos, tai yra sveika gyvensena, čia jau apie realizaciją per jogą, ką Vidas minėjo. Sveika gyvensena, filosofija, mokslas, teologija, kur gali būti ir apie religiją, politika, ekologija, estrada, čiagi žvaigždės, 7-tukai yra žvaigždės. O, to jo, nepaminėjau. Ir prie profesinės orientacijos irgi yra politologija, filosofija, ekologija, jurisprudencija, inovacijos ir kreatyvas irgi pridėta. Čia jo labai panašiai matai kaip 4. Dabar. Taigi vieno drakono 2 pusės. Taip. Su 4. Dabar ką dar labai svarbu žinoti apie šitą skaidrę, kad apačioje mes matom 1, 2, 3 ir 9. Tai yra 1-tuko, 2-tuko, 3 ir 9 savybės arba, sakykime, duotybės leidžia jiems dirbti sistemoje ir jiems tai patinka ir tinka. Tai reiškia sisteminiai darbai, kur yra instrukcijos, kur yra reglamentai, kur yra skaičiai, kur yra analizė. O didžioji dalis, tai yra mūsų 5-tukas. Tai yra 4, 5, 6, 7 ir 8. Netinka dirbti sistemoje. Jie yra nesisteminiai ir jie tinka dirbti rinkoje. Reiškia, tai yra visai kito pobūdžio darbai. Pavyzdžiui, jeigu mes analizuotume, kodėl taip yra. Tai vienetas, kodėl tinka jam sistema, nes jisai pats kūrė ją. Jis yra strategas. Ir jisai viską sudėlioja į lentynėles ir ten yra aiški struktūra, aiški strategija, kas ką darys, kaip darys. 2-tukas dabar, kodėl tinka sistemoje dirbti, nes jis yra pats geriausias vykdytojas su sąlyga, kad jam duoda aiškę užduotį. Jis gauna užduotį, jis ją įvykdys. Čia irgi yra ta sistemiškumas. Jam tinka nurodymai ir jie puikiai juos vykdo. Dabar 3 jau kalbėjom, kadangi tai yra duotybės analizė, tai yra sąžiningas valdymas, tai irgi nei valdymas, nei analizė neapsieis be 3 savybių analizuoti ir, žodžiu, dirbti sistemiškai ir panaudoti žinias, kurias jie turi. Dabar 9-tukai, jie yra tarnystėje, čia tie mūsų adrenalino mėgėjai, kurie dažniausiai pasirenka visas struktūras, policija, armija, ligoninė, kur irgi yra reglamentai, yra taktika, nes tai yra žmonės taktikai, o taktika įgyvendinama tik sistemoje. Tu jos nesistemiškai niekaip nepadarysi.
Dabar, jeigu pereitume prie nesisteminių mūsų draugų, ne, ketvirtukai pavyzdžiui. Ketvirtukas, kaip mes jau minėjom ir Vidas pasakojo, jie nepaklūsta sistemai. Jie linkę ją sulaužyti ir jie linkę sukurti geriau ir kitaip, naujai, ko dar nėra buvę šitoj žemėje ir šitam gyvenime. Tai jiems sistema visiškai, jiems sistema trukdo realizuotis realiai. Tai va tie ketvirtukai, kurie dirba sistemoje, jie arba būna sulaužomi, kas aišku yra liūdna, arba jie iš ten anksčiau ar vėliau išeina. Kad turėtų laisvę kurti taip, kaip jie nori. Penketukai irgi nesisteminiai, irgi kalbėjom kodėl. Todėl, kad tai yra didžiausia vertybė laisvė, ne? Aš noriu taip, kaip aš noriu, aš kursiu, aš galiu sukurti daug, aš galiu plėsti, bet man turi būti laisvė. Šešetukai nesisteminiai, nes jie tiesiog kankinasi, kai jiem duoda instrukcijas, nurodymus ar kažkokius reikalavimus. Tai yra kūrybos žmonės. Šešetas yra apie kūrybą, ne apie instrukciją. Jiem yra sunku paklusti instrukcijom ir labai dažnai šešetukai nemėgsta mokytis. Septintukai, kodėl netinka sistema, papasakok tu. Todėl, kad mes gimę chaosą. Gimę, užaugę ir labai sėkmingai gyvenam chaosą. Tačiau, jeigu kas nežinot, aš 21 metus pratarnavau policijai ir man buvo gerai tol, kol aš galėjau išspręsti iš chaoso, ištraukti žmogų iš chaoso, išspręsti problemą. Va tada aš jaučiausi gerai. Kada tik tai aš atsisėdau prie stalo kaip normalus sisteminis pareigūnas, tai yra nuo 8 iki 5 ir taip toliau, viskas man sulūžo, viskas, aš negalėjau dirbti daugiau. Tai va, o dėl aštuntukų, aštuntukų realizacija, va čia tie mūsų žmonės, kurie per materialų į pasaulį realizuojasi. Ir dabar prisipažinsiu, kodėl jie nesisteminiai, aš dabar net susimaščiau. Iš tikrųjų. Tai va, bet čia realiai tie mūsų kontroliuotojai. Tai va, dabar toliau pereinam mes prie kito plakato, kuris bus nuo 33 metų. Ir čia mes į jį žiūrime jau po to, kai mums sueina 33 arba labai naudinga yra jaunimui susipažinti su šita informacija ir žinoti, kam ruoštis, kur studijuoti ir kas pas juos įsijungs, kokia papildoma energija įsijungs 33. Tai čia yra pagal misijas. Mūsų realizacija, mūsų profesinė veikla pagal misijas. Tai reiškia misija 1, kaip Vidas pasakojo apie misijas, ne, turėtų valdyti, vadovauti, strateguoti ir koks bebūtų skaičius, įsijungus misijai 1, pas jį užeina noras kažką tai savo įsikurti verslą, ta prasme, pradėti veiklą arba strateguoti kažkame. Tai jie dažniausiai ir nueina į savo verslus arba individualią tokią veiklą, kuris gali pats savo turėti teritoriją ir valdyti. Misija 2, kaip ir Vidas sakė, čia totaliai su misija susiję, tai yra apie santykių kūrimą. Tai kadangi tai yra žmonės gebantis ir mokantis kurti santykius, tai jie geriausiai realizuojasi per mentorystę, per trenerystę ir per mokymus. Jiem yra duota atiduoti žinias. Toliau trejetas. Misija 3, kaip matėm panašiai ir pirmam plakate. Čia prie veiklos rūšių mes matom ir pedagogiką, komunikaciją ir mentorystę. Reiškia, trejeto realizacija misijos 3 irgi yra per šitus dalykus žinių atidavime, pedagogikoje ir mentorystėje. Misija 4, kadangi ketvirtas visada susijęs su tikslais, tai jie geriausiai moka ir kitus gali išmokyti, užsibriežti tikslus ir jų pasiekti. Tai čia yra, sakykime, jų tos stipriosios pusės, tai visur, kur mes turim tikslų siekimą, sakykime, laiko planavimą ir visi šitie dalykai, jie yra ketvirtukams tinkami.
Taipogi ketvirtukai su savo laisve ir su savo kreatyvu labai tinka rinkodaros srity, kaip aš visada miniu reklamas, nes reklama man labai geras ketvirtukų pavyzdys sukurti, taip unikaliai ir fainai, kad žmonės tiesiog, nežinau, pritraukia prie tų ekranų, labai originaliai daromi dalykai. Inovacijos, kreatyvas ir informacijos perdavimas. Ketvirtukam irgi misijai 4 labai tinka perduoti informaciją, ypatingai susijusią su visatos dėsniais. Tai mūsų mokytojas Žanatas Kožamžarovas yra misija 4 ir jis būtent ką daro, tai perdavinėja informaciją susijusią su visatos dėsniais, nes Siucai mokslas yra būtent apie tai. Misija 5. Jisai geriausiai išgrynina produkto naudą ir tada tą produktą plečia. Paleidžia į prekybą, pavyzdžiui, tai yra verslo skaičius ir plečia, kaip sakoma, atidarinėja tinklus. Ir penketukui, kadangi jam svarbu logika ir nuoseklūs veiksmai, tai jam tinka verslai, jam tinka logistika, kur yra nuoseklūs veiksmai nuo iki. Jiems tinka plėtra ir paslaugų sritis. Kaip Vidas minėjo, grožio sritis, turi jie savitą grožio supratimą, mato tikrai grožį, labai daug penketukų yra grožio srityje. Tai būtent penketukai yra stiprus šitose srityse ir, kaip sako mūsų mokytojas, misija 5 yra pardavėjai. Tai viskas, kas susijęs su pardavimais, yra misija 5. Verslo diplomatija. Dabar misija 6, komforto kūrimas, apie kurį jau kalbėjom, ir kūryba. Tai ir tinka atitinkamos sritis. Jie turi realizuotis per kūrybą, per kultūrą, per visokias meno rūšis arba per psichologiją. Tai yra žmonės psichologai, nes 6 yra apie tai, kaip sukurti komfortiškus santykius su kitais žmonėmis. Ir kaip sukurti komfortiškus santykius tarp, pavyzdžiui, mano kliento ir kito žmogaus. Jeigu aš moku tą santykį sukurti, aš galiu perduoti savo žinias, kaip kitas žmogus gali tai padaryti. Taip, 7 misija, vėlgi Vidai, Tai apie panašiai, kaip ten buvo tobulinimas ir įdiegimas, tai čia irgi greita realizacija. Ir greitas problemų sprendimas. Čia yra greito įgyvendinimo ekspertai, taipogi amatininkai, nes jie puikiai darbuojasi rankomis, nebūtinai visi. Tai nereiškia, kad viskas yra būdinga jums vienam, pavyzdžiui. Jūs galite būti vienas iš, tarkim, arba jūs greitoj realizacijoje jaučiate stiprus, arba jūs rankomis kūrėte kažką labai gražaus, unikalaus. Ir taipogi tai yra krizės menedžeriai, tai yra ten, kur žmogus atėjo su problema, aš matau, kaip greitai ją išspręsti, ką mes kalbėjom apie 7-tukus. Misija 8, jau irgi kalbėjom, kad tai yra žmogus, kuris kontroliuoja procesus. Tai gali būti bet kokie procesai, tiek gamybiniai, tiek kūrybiniai, tiek gyvenimiški. Apskritai viskas gyvenime yra procesas tam tikras. Ir finansiniai ištekliai irgi reikalauja kontrolės, tai čia 8-tukai irgi yra superiniai. Tai misija 8, kas esat misija 8, jums gerai būtų dirbti su pinigais ir su procesų kontrolė, nes jūs tą galit geriausiai. Ir misija 9, tai yra abipusiai mainai. Aš tau, tu man. Reiškia, aš tau duodu idėją, o tu man duodi pinigų, kaip pavyzdys. 9-tukai mėgsta keisti savo idėjas į pinigus arba tas idėjas įgyvendinti su kažkuo. Taipogi 9-tukai yra stiprus, kaip mes jau minėjom, saugumo srity, gamybos srity, labdaros srity. Juos traukia tiek sisteminiai visi darbai, kaip jau sakėm, visi pareigūnai įvairiausi būna, arba tai būna labdaros organizacijos ir pasaulio gelbėjimo organizacijos. O kas liečia gamybą, tai čia turėčiau pabrėžti, kad labai daug 9-tukų yra labai geri chirurgai, juvelyrai, masažistai, tai yra kruopštus, smulkmeniškas darbas rankomis, kur reikia labai tikslumo.
Pavyzdžiui, ne, chirurgas, nu tai čia net kalbėti nereikia. Puikus Juvelyras, vykdytojai, jie. laikrodininkas, masažistas, kuris turi tą būtent raumenuką pagauti, o ne kitą. Ar ne? Tai va. Tai va čia yra antra dalis, į ką mes turime atsižvelgti, galvodami apie savo profesinę orientaciją, apie tai, kur mes turime nueiti. Nes jeigu mes neatkeliausim iki šitų sričių, mes nesirealizuosim. Dabar trečias plakatas yra apie tai, kaip derinti veiklas, kurias mes perskaitėm iki 33 metų ir veiklas, kurios mums turėtų būti pritaikytos arba mūsų pasirinktos po 33. Tai va čia į šitą lentelę žiūrint, pavyzdžiui, aš esu trejetukas su misija 8, tai aš esu analitikas arba žmogus, kuris įgyvendina per analizę ir valdymą su gamybinių procesų ir išteklių kontrolė. Tai va, aš taikau šitus dvi eilutes. Vidas 7-7, tai jis yra įgyvendintojas per tobulinimą arba per greitą realizaciją. Ir tai gali būti amatas arba greiti ir tobuli procesai. Čia kažkas neužbaigto turbūt vertime. Žodžiu, greitas ir tobulas, ne? Komplimentas. Veikla, būti greitu ir tobulu. Tai va, ir tokiu principu mes žiūrim. Pavyzdžiui, ketvirtukas, su misija kokia? Misija 2. Tai galėtų būti, pavyzdžiui, novatorius, kuris dirba santykių kūrimo srityje, bet jisai dirba naujoviškai. Arba jisai dirba su tikslu užsibrėžimu. Ir jisai dirba su santykių kūrimu, arba jisai yra mentorius santykių kūrimo srityje arba kažkokio tikslų užsibrėžimo srityje. Va taip ir derinam tas veiklas. Kokį dabar dar pavyzdį, Vidai, gal tu nori kokį nors pasakyti? Pasižiūrėkime mūsų gerą draugą, apie kurį kalbėjom, menininką. Jo, tai yra kūrėjas įgyvendinantis per komfortą ir komfortiškus santykius su misija 4. Tai tikslų apibrėžimas ir nustatymas. Šitoj vietoj, sakyčiau, gal truputėlį nelabai, čia reikėtų lankščiau žiūrėti. Inovacijos dar, ne? Čia inovacijos būtent, nes jo menas, jo kuriami paveikslai yra gaminami aplamai jo išrastų, sukurtų būdų. Ir netgi aš tų visų būdų nežinau, ten kelis žinau, bet iš tikrųjų tokiu būdu paveikslų netapo niekas, kaip tapo jisai. Antra vertus, vėlgi, kada mes žinom, sakykime, sąmonės skaičiaus aprašymą jo, tai mes prie to derinam ir misiją. Tai yra, tuos talentus mes verčiam veiksmais, nes misija tai yra veiksmas, bet kokiu atveju. Ir lygiai taip pat, jeigu leisi papildysiu, reiškia, kas liečia profesinę orientaciją, pagal tai, ką jūs išgirdot, nereiškia, kad jeigu jūs netan dirbat, jūs turėtumėt mest viską ir bėgti darbą keistą ir taip toliau. Čia tikrai mes nenorim nei tokios atsakomybės, o galų gale ir nenorim jums tiesiog pakenkti. Esmė tokia, kad iš savo sąmonės skaičiaus, jūs žinot, ką dabar išklausėt manęs, išklausėt Jutos, ta prasme, jūs žinot, ką duoda jums sąmonės skaičius, kokias energijas, kokius talentus, jo, ir žinot, kokią energiją ir kokius talentus, ta prasme, jums duoda misija. Tai reiškia, praktiškai tuos du skaičius, jeigu pritaikyti, jeigu jūs galit juos pritaikyti savo profesijai, viskas tvarkoja. Jeigu jūsų profesija, pavyzdžiui, čia tavo palauk ekranas, aš norėjau grąžinti. Gerai, darysiu. Atversk į viršų misiją. Tas manegi nebus. Antrą plakatą šitą? Jo, prieš tai, jo. Tai va, žiūrėkit, sakykime, aš septintukas, greita realizacija, reiškia, ir, tarkim, aš ne 7-7, o 7-8, jo. Ir imkim darbą. Kokį čia darbą dabar paėmus, dabar galvoju, arba ne, iš šito, iš praktikos, sakykime. Turėjau konsultaciją su mergina 7-2. Tai yra
sąmonės skaičius 7, tai kaip ir pas mane, greita realizacija reiškia greitas tikslų įgyvendinimas, plus problemų sprendimas, o 2 tai santykių kūrimas, veiklos rūšis mokymai mentorius. Tačiau jinai dirba vienam iš bankų pinigų plovimo prevencijos skyriuje. Tai reiškia, ką jinai daro? Jinai sprendžia problemą per santykių kūrimą. Tai yra per dvietuko empatišką diplomatiją. Tai reiškia, nes nepamirškit, santykių kūrimas taip, bet santykių kūrimo pasiekmi, ta prasme, kodėl dvietukas kūrė santykius? Tam, kad suprasti kitą žmogų, nes jis nori suprasti kitą žmogų. O jeigu tai veiksmas, tai taip, tai santykių kūrimas per tą, bet tikslas vis tiek yra supratimas. Tai reiškia, žmogus sprendžia problemą per sudarydamas santykius. Tai yra tam tikra diplomatijos forma, santykių kūrimas. Jo? Tai jis sprendžia problemą per diplomatiją gaunasi. Tai vat, kažkaip tai taip, čia pakankamai lankščiai, bet tai vėlgi kiekvieną atvejį reikia žiūrėti individualiai. Ir čia jau turbūt daugiau medžiaga konsultacijai, nes visų skaičių mes 82, ta prasme, variantų neperžiūrėsim čia. Ir per pusantros valandos gauti savo jau ten asmeninius kažkokius įsigryninimus, aišku, čia mes tik užkabinam paviršiuką, nes mes apie viską, ne, čia pabandėm prabėgti. Tarp kitko, apie tą pavyzdį, kur tu sakai 7.2, aš sakyčiau, kad labai tiktų mokymai toj srity, kaip išspręsti tas problemas, ne? Jo, mergina pakankamai jauna, dirbo tik tai 3 metus, tai aš manau, užauksina ir iki mokymų irgi. Jo, taip, dabar, nu tai va, tai tokiu būdu mes žaidžiam su šitom profesiniam veiklom ir kaip Vidas sakė, labai svarbu pabrėžti, kad nemetam ir nebėgam dabar kažkur tai naujai, o pritaikom tą, ką mes išgirdom apie save ir savo realizaciją savo dabartiniai veikloj. Būtų tobula, jeigu jūs pradžiai galėtumėt pritaikyti kažką dar papildyti savo veikloj iš to, kame jūs turite realizuotis. Jeigu ne, galima greta to pradėti tai daryti, ne, atskirai, sakykime, kaip kažkokią papildomą veiklą, galbūt netgi savanorišką veiklą. Nes tikrai yra atveju, kai žmogus dirba vienur, o savo realizaciją nemokamai daro kitur. Ir jis realizuojasi. Nesvarbu, kad jis negauna už tai pinigų. Bet jisai pakelia tokiu būdu savo energiją ir jisai nueina ne į tą ego abejingas, o jis keliauja to kitu keliu, kur su jo energija viskas gerai. Tai va. Ar aišku, kai žmonės ieško, kur jau nori, kad tikrai noriu savo srity veikti, tai tada be abejo atkeliauja pas mus, pradeda nuo konsultacijų ir žiūrim, ką turim, ką galim pritaikyti. Mes tada nagrinėjom konkrečius atvejus jau, ne, Vidai? Taip, nes kiekvienas atvejis individualus, kaip minėjau, tam laikotarpį iki 303 metų žmogus gali užsidirbti papildomas kompetencijas. Tai yra laikas mokymuisi, laikas kompetencijų uždirbimui. Ir netgi tiesiog pokalbis apie tai mes jau galim primest, kokias žmogus dar papildomas kompetencijas turi ir kas jam gali labai labai smarkiai padėti. Aš jau nekalbu apie tai, kad reikia tėvelius peržiūrėti, ta prasme, jo patirtį, jo skaičius ir va tada būtų, kaip čia pasakyti, pilnesnis vaizdas, išsamesnis. Viskas individualu, jo, taip, čia absoliučiai. Taip. Aš tada stabdau ekranų dalinimąsi, ne? Jo, nu mes gal porą naujienų dar pasakom. Vat ir Vilda gal mus palaikys šitoj vietoj, nes Society Training institutas ir mokytojas asmeniškai per Vildą perdavė mum, kad jeigu mes surinkam grupę bent jau 10 žmonių, mes galim pravest mokymus lietuvių kalba. Tam, kas nekalba rusiškai ar nekalba angliškai, nors angliškai dar kol kas irgi mokymų nėra, tačiau nekalbantiems rusiškai mes galim pravesti tokius mokymus lietuvių kalba. Labai geras instrumentas, kaip matot, šitas mokslas idealus instrumentas, kas liečia gyvenimo kokybės gerinimui, saviugdai, o galbūt norėsit ir iš to, kaip ir sakant, verslą padaryti.
čia jau kaip jūs turėsite. Visi gyvi pavyzdžiai, tai čia dažniausiai, aišku, Vidas irgi turbūt pasistengs pasidalinti pas save. Aš dalinuosi atsiliepimais, dalinuosi tais keisais, kada galiu, kartais per laivus, kartais postuose, gyvais pavyzdžiai žmonių, kas pasikeitė, ne po konsultacijų, kaip jiems sekasi toliau. Tų pavyzdžių vis daugėja ir labai labai džiugu. Ir tą, ką tu va dabar sakai dėl tų mokymų, tai man norėjosi dar priminti apie tai, kad dabar gruodžio mėnesį 2 mokymai netgi yra, ne? Ir Stambulė, ir Dubajuje. Rusų kalba kol kas, nes kalbu kol kas apie tą bendrą informaciją, nekalbant apie tai, kad lietuvių kalba yra galimybė ar ne. Tai va, tai tam, kam aktualu, kas klausysis, galbūt jeigu norite dar gruodį pakliūti į mokymus, tai tiesiog susisiekit su mumis, pateiksim daugiau informacijos. Kiek aš pamenu, tai 2 gruodžio pusė, čia jau praktiškai labai labai stipriai artėja. Ir gruodžio... Reikia greitai reaguoti. Jo, ir man Pas atrodo... mane paklauskit kaip. Ir Stambulė, man atrodo, prasideda būtent per mokytojo gimtadienį. Mokytojo gimtadienis yra gruodžio 19 dieną. Tai ten berods 19 dieną Stambulė bus didelis renginys gimtadienio proga ir prasideda mokymai, kurie truks iki 26 gruodžio. Tai va, tai čia apie mokymus, ar ne? Ir mes čia, aišku, galėjom pradžioj paminėti, bet šita mūsų paskaita yra tarptautinio online kongreso dalis. Yra paskelbtas gruodžio 4 dieną tarptautinis online kongresas įvairiom pasaulio kalbom. Šiandien vyko paraleliai irgi keliomis kalbomis pristatymai ir vokiečių, ir ispanų. Vakar buvo čekų, užvakar buvo rusų kalba. Rytoj vyks vėl keliomis kalbomis, tarp jų mes su Vidu ir anglų kalba. Kalbėsim apie mokslą, net baisu dar kol kas, nes jaudulys toks pirmas kartas bus. Ir turėsim dar 2 kolegas, vienas iš jų buvo šiandien prisijungęs mus palaikyti, kitas yra iš Latvijos kolega. Jie, aišku, irgi baigė šitą mokslą, tai 4 pasidalinsim šitas temas, kurias šiandien palėtėm ir kalbėsim, pristatysim angliškai. O dabar aš manau, kad atėjo metas klausimams. Žmonės susirinko, jie galbūt nori atsakymų į savo klausimus. Ir aš labai skatinu, pavyzdžiui, Gintarę užduoti būtent Vidui klausimą. Man labai įdomu, nes aš tai labai daug tavo atsakymų esu pateikus, labai įdomu, kaip Vidas tavo atsakytų. Galbūt tu nori kažko paklausti. Gal klausimam išjungiam įrašą, kaip ir asmeninė informacija? Ai, galvoji taip? Jo. O tai kaip tik pats įdomumas, kas tai, ką galima gauti. Tai gal po Danutės vardu yra galinčių užduoti man klausimą. Ten žinau, kad 2 ir 3 klausytojos yra. Arba Vilda prisijungtum, ką nors mums papildyt. Ne? Ar yra drąsių pasinaudot galimybę? Turbūt nelabai. Nu tai ką, gal tada stabdom įrašą, tegul pradeda... Va, Vilda, žiūrėk. Vilda, labas, mikrofonas. Labai vakar dėkoju Jums už tikrai nuostabų vedimą. Ačiū. Ir tikrai šaunuoliai esate. Be abejo, mes stipriai dirbam visi dabar šiuo metu, organizuojam mokymus ir visus kviečiu iš tikro prisijungti prie mūsų kuo daugiau, nes Dubajuje vyks ir anglų kalba mokymas, ir italų kalba. Ar girdisi? Girdisi. O, aš gal mikrofoną neįjungiau. Ir jungiasi italai, jungiasi ispanai, jungiasi anglai, dabar labai plačiai, ir be abejo mūsų, kaip sakant, ir tikslas, kad lietuvių kuo daugiau būtų. Ir mes suteikiam galimybės visiems jums prisijungti prie šių nuostabių mokymų ir priedo čia prie sielos augimo, kada gali suprasti save ir suprasti šalia esančius kitus. Tai labai dėkoju, kad šitas kongresas iš tikro
duoda tą pirmą startą ir tikiuosi, kad mūsų komanda didės ir Lietuvos universitete bus tikrai SUCAI fakultetas. Tai linkiu ir šią gaidą, visiems linkiu sėkmės ir mes viską galim, einam į priekį. Dėkui Jums labai. Ačiū labai. Vilda yra SUCAI atstovė Lietuvoje. Tai, žodžiu, žmogus, kuris deponavo mokslą Lietuvoje ir padarė jį oficialiu mūsų šalyje. Tai va, ir kiekviena šalis turi savo atstovus, tuos pirmuosius žmonės, kurie praėjo šitą nelengvą kelią, kad tai padarytų. Bet labai labai džiugu, nes šitie metai yra kosminiai iš vis pasauliniu mastu. Mokytojas tokius dalykus padarė per, aišku, savo ratą žmonių, kur atrodo neįmanoma. Bet kai tu turi tikslą, kai tu turi energiją ir turi komandą, tai yra įmanoma. Tai va. Tai ir Pareto mes tikrai pakeisim. 60 ant 40. Reikia. Ir mokytojas taps, dar galiu pasakyti, jau ruošiami dokumentai, jau jisai taps Nobelio premijos laureatu. Taip, kad mokslas turi oficialų dokumentą ir tai yra tikrai labai dideli pasiekimai. Ir kada mes galim padėti šalia esantiems žmonėms, va čia ir yra ta vertybė. Taip, kad sėkmės Lietuvai. Sėkmės Lietuvai, tikrai. Ačiū labai. Nu va, žodžiu. Ačiū, Vilda. Ir lauksim mūsų pasipildymo, kadagi. Ir dabar vėliava mūsų. Vėliava, svarbiausia vėliava. Va, vėliava, kurią turime ir važiuosim į visus mokymus. Taip, kad dėkoju Jums. Ačiū Jums. Vat Lietuva SUCAI. Sėkmės Jums. Ačiū labai. Dėkui, Vilda. Už prisijungimą. Jau mūsų daugiau. Tai va, tai mūsų tikslas, žodžiu, kad mūsų būtų didelė komanda. Ane? Tai va. Jo, gerai, ponios, tai tada stabdau aš įrašą.